Laikyk, laikyk, nepūs dabar, laikyk. Laikyk. Tada čia plenkinėtave. Vanaginės kalvos. Kilsim kaip vanagai. Turistinė programa šiandien. Tyrinėjam lenkiškas kelius, linijas, uogos. Paparčio žiedo ieškom. Paparčio žiedų baltų daug matosi, o po baltais paparčio žiedai slepiasi žydi rudi žiedai. Lenkiškas užduotis paparčio. Bet va, vėjelis dvelkia nuo jūros pusės. Gal čia viskas nebus taip jau ir liūdnai, kaip ryte pasakė Mindaugas atsikėlęs. Tik pirmas žodis, kad atsikėlė. Kryzi, aš. Nėra vėjo. Aš. Oi, man buvo išplovė gal. Kai Google buvo automobilis pavažiavęs, tai buvo siauriau. Tėti buvo pašokęs. O moka plauktis? Biški šokas. Tai buvo pirmas. Ne, tu nebuvo ten pirmų, čia 19. Arba 15. Opa. Čia speedas trečias. Pažiūrėk, kaip eina, pažiūrėk. Tėčio tikiuosi Kodėl mes einam mašiną? Ne. Lygiai, ne. Išsirinksi vietą, kur pasiklausim tekelį. Reikia būtinai tokią užuovėją pasistatyti. Paprašyti reikia paskambinti Antanui, kad nupirktų šitą. Palapinė ta kvadratinė. Ne palapinę, jo. Tvarelė. Tvarelę, aptvarėlį. Gardelį. Lenkijai populiarus reikalas tvarelė. Jo, gardelį. Kiekvienas save gerbiantis Lenkas Turi po gardelį. Ir guli va, pasislėpęs po gardelį. gali gardelį nuogas gulėti. Ir tada nereikia eiti nudistų pliažą. Tada nieks prasivardžiuoja su rikata. Nu. Ramiai privačiai savo. Įmi saulę Tik savo. reikia neužsimiršt ir jeigu nori pažiūrėti, kas ten vyksta, reikia tik ant kelių, maksimaliai gali atsikelti. Galvytė iškiši. Pažiūri, kas kitam gardelį. Bet mergaitė ant kelio tai nesigaus. Kodėl? Nu ką, jau tau gal? Ai, Nieks net nesupras. speedas trečias. Blizga kai naujas. Ilgamžius daiktus seniau vokiečiai darydavo, kaip darydavo pulkas. Ant 40 metų, kad užtektų, taip ir aitvarai veikdavo. Dabar va paėmė jų kokį saulą visas išsidasęs, nučiulptas, išsitampęs nebeveikia. Opa! Nežiūrėjau, kodėl jie sukupė. Gera vieta. Davai darom bangą jam, kai jis pašoks. Davai. O! Opa! Молодец. Lenkijoje yra ruonių. Išplaukia į krantą, jie pagulėt. Pirmą kartą iš taip arti. Galiu galės ruonius. Matai, paskambinti pataroti. Rodai.
Baigė šiandien Aurimas dienelę. Pusė 7 vakaro. Neteisingų skaičių sakai. Skaičiai turbūt kiek kilometrų. Oi, nepažiūrėjau. Pasiteisinimas išlipti į vandenį, į krantą yra kilometrai ir Paspaudžiau, nepažiūrėjau. 4 valandas, kem 3 minutės. varyta. Ar čia su ruonio procedūrom? 4, kem 3. Va. Gal rodysim kilometrų. Šiam 5. Šaunu. Šiam 5. Va, į kadrą. Ant čiopelio. O, ant čepelio. Kaip tau šitą karšyklą? Man patiko labiau. Nedidžiosios karšyklos, bet mes neišdidus. Vietinis lenkas sakė, kad čia visada pučia. Aš jam sakau, blemba, kaip čia fainai, pas jūs atvažiavam tenai su tą bei, jie vadina, ne lagūną, aš sakiau lagūną. Sako, ne, bei yra šūdas, gaidžiam. Čia va, sakė, yra tema, jo. Nes šie sako, visada yra 2-3 mazgais daugiau. Negu bei. Jo, ir čia yra geriau. Čia visada, sako, visada pučia ir visada stipriau. Ką tu, Aurimai, tai pasakysi? Man atrodo, nelabai patyręs buvo. Jisai gal su hidrofoilu jisai buvo? Ne, su Twin-Tipu ir su koru. Bet čia tas, kur parėjo, kur darė triogolniką. Jo. Ta, kaip jis vadinasi? Pozornai triogolniką. Viską tas viską ir pasako. Bei yra number 1 Lenkijoje, greičiausiai. Nu, man number 1 apskritai. Dar geriau nesu nesuplaukęs niekur. Labai patiko kiek erdvės, kiek fletuko, kiek gylio. Didžiosios karšyklos. Labai tinka. Po mirties aš išeisiu į didžiasias karšyklas. Nueini pavėjai lentutę tarp bangų. Bet aš nemačiau. O jeigu aš nemačiau, tai nesiskaito. Bet man patiko. Nuostabu. Tobulėjai? Nu, aš invertą dariau prieš tai jau, ir šiandien su grebeliu. Mačiau, aš vieną mačiau, kelis. Labai geras. Ant dienų. Tobulėjai ant dienų. Žemyn galva, tiesi, skrendi, greitėjai. O dabar va pasikeiskim Antaną ir paklausim, ką Antanas išmoko naują šiandien. Nu, mokytojau. Neprogresuojant. Ne, tai sėsk du, ką nors bausmę, ant kelio pučia jisai dūmą ir va šūda. Šiulpinis, šiulpėje ir spakai. Aurimas džiaugiasi, kad invertę padarė. Invertę gražiai atrodo, mačiau. Invertę aš stebiu. Sugrebu. Suprantam mes. Ir patys geriausi, kurie buvo, tai tada laikrodis rodė apie 6 metrus. Tada geriausi. Skrendi, atbulas, aukštielnikas, greitėjai. Šūnus. Mūsų vyrai yra kieti. Labai kieti. Pakilimas, nusileidimas. Apsisukimas kaip fainai, kai tu su bangai tas labai fainai. Nu viskas fainai. Iš tikrųjų, jeigu va, kaip ten sako, kaip taunio, ne kur ten pašoka ten nuo bangos, tai blemba, čia irgi reikia dar pataikyti. Jo, čia didžiausias dalykas. Nes aš kelius kartus kaip jau per anksti kažkaip, kaip metė mane tenai, tai patikėjau. Tai žinok, jeigu tenai po 20 metrų ir tave meto blogai, kas tada, kaip ten turi... Jo, turi teisingai suvesti. Tai dabar dažniau į svečius pas Giedrę važiuosi, Monsiškės? Nuvažiuosim, kad labai dažnai jau nuvažiuoti. O aš tikėjaus Giedrę į Svencelę prisikviesti. Ir aš atvažiuoju. Nu, kad jai būtų labai tobulą atvažiuoti, jo. Išmokti dalykų būdų. Ne veltui jūrą skalbyklą vadina. Nebepareina. Jo. Jisai tolsta. Rimtai čia. Jūra mum į krantą dovanų. Priemam dovanas. Ar švariai išskalbė? Oi, kvepia ramunėlėm. Ką prašau, iš kur pareis? Tai dabar tas tai prasidžioviau. Ei, Pozorą. Kur? Pozorą, 3 kapėlis. Pasižiūrėk į savo pėdutės. Pažiūrėk. Nus lenten nuplaukė, blėt, kol aš atsistojau. Nereikėjo įsidirbinėti, reikėjo lipti krantą iš karto. Tu matai, kad aš jau plaukiau tą pusę ir krentu lygioj vietai. Krentai. Pervargai. Meškių krentai. Pervargai. Aurimas sakė, kad šiandien jam pasisekė, kad aš neplaukiau, nieks jam nesimaišė. Baisu. Baisu, man skauda širdį.
Ir dabar ant jos ką nors turėtum pasakyti. O jinai pati va kokia ten ką nors tokia. Vėjo nėra. Aš taip zaliolę, taip meškiu matau. Ar matai, Aurimai, koks mano ilgas šešėlis? Čia kieno? Kas čia meta tą šešėlį? Meta tą šešėlį.